Sveiki, su jumis sveikinasi Patrauklus vyras LT ir dauguma jūsų vaikinai, vyrai čia, kurie žiūrit, jums reikia iš tikrųjų, jūs turit mažą pasirinkimą tarp moterų, tarp merginų, jūs susipažįstat per draugus arba kokiam tik vakarėlį, jūs negalit užkalbinti jos einančios gatve, važiuojančios autobusu, būnančios kažkokioj parduotuvėj. Nes jūs nežinot, ką sakyti prieš, kaip tęs pokalbį, kaip pasitikėti savimi. Ir jūs nepasitikėt savimi, dauguma jūsų taip pat bijo kažkoks kitas vyras, gal jūs užkliudys, arba sveikas Mindaugai, arba tiesiog kažkam jūs nepatiksit tai, kai darot, kreipiat į aplinkinių žmonių nuomonę, todėl esat beta. Ir alfa nebijo nei kitų vyrų, gali gerai muštis, nešiuojasi ginklą ir tiesiog neturi tokio dalyko kaip baimės užkalbint moterį, merginą. Taip pat, pavyzdžiui, yra jūsų čia, yra vienas toks veikėjas, kuris jau pasimylės su mergina, sugeba suviliot merginą, pasimylėti. Yra kūdas, kai dviratis, kai pagalys, nesugeba už save pastovėti ir jis seniai yra neinvestavęs į naujus produktus, paivai, ir mergina, kurią suvilioja, jisai su jie pasimylė, tarkim pasimylė, bet jinai pas jį negrįžta. Nes dauguma jūsų irgi nesugeba gerai jaus patenkinti lovoje. Vieną kartą pasimylė, maks 2 kartus pasimylėt. Ir jūs galvojat, kad čia užtenka, kad čia patenkinot moterį. Ir tas seksas toks būna, suprantate, jūs nedominuojat, jūs lovai, jūs silpnai darot. Ir jisai irgi silpnai daro ir nei viena mergina negrįžta pas jį ir nekuria ilgalaikių santykių. Nes jis per daug skystas yra. Per daug skystas, per daug silpnas. Mergina, jinai per 5-10 sekundžių gali pajaust, tu gali už save pastovėti, tu gali apginti save ir moterį ar ne. Ir jeigu tu negali apginti savęs moteris, tai su tavim tikrai nekur santykių, nes tu varščiausiai net negali apsaugoti savęs ir moters, ką jau kalbėti. Tai kelias į alfa vyrą ir yra toks, kad tu visų pirma daug turi sportuoti, labai daug sportuoti. Labai daug sportuoti, sunkiai labai sportuoti. Ir gerai valgyti, mitybą. Dauguma jūsų, kai jūs parduotuvėse, jūs pažiūri, jūs į krepšelius dedat riebų faršą, dedat kažkokius vaisius, cukrų renkat, dedat produktus, kurie nedidina raumenų masės, nedidina jėgą, bet riebalą iš jūsų daro, jūs paršai tampat. Ir jūs tada negalit pastovėti. Yra tokių paršų sveria 110, sako, žinai, aš galiu. Kas tavo ta 110 reiškia, kai aš atsistoju, aš sveriu 110, bet pas mane raumenys yra. Aš tave išjungsiu per pirmas 5 sekundės. Tai dauguma jūsų galvoja, kad storas, tai jau dabar jau gausiu pateles. Bet taip nėra, tu negausi patelių dėl to, kad tu storas, lašinys esi. Ir daugumą jūsų mitybos būna nesusitvarkę. Neperžiūrė mūsų produktų, kur mes darėm su Algirdu blogu, tai yra kaip prisiauginti raumenis. Einam į produktai, Patrauklus vyras. Ir einam iki pat galo. Iki pat galo į apačią. Ir yra produktas. Kaip priaugti raumenų, sporto ir mitybos programa. Jūs šito turit pradėti dalyko. Kai jūs pažiūri parduotuvę, ateini į parduotuvę apsipirkti ir eina aukštesnis pagalys toks. Prieini prie jau tiesiai pečiais, jį biškį atsitrenki. Pažiūri jį. Jisai tavo pusę net nežiūri. Sako, čia maža vietos parduotuviai. Dar žiūri jį nuo batų iki viršaus. Žiūri jau tą krepšį pasiėmė, įsidėjęs riebų faršą. Vaizduoja, čia dingstat po to iš parduotuvės. Jūs tiesiog ne tie produktai, ne tas maistas, ne ta apranga,
Jūsų 95 procentai žiūrinčių, 99 procentai nesinešiuojat ginklo. Jūs neturit ginklo. Ir kaip jūs galite save apsaugoti? Jūs kažkas užpuls, ką jūs darysit? Kaip jūs apsaugot? Vat klausimas, ką tu darysi? Užpuls, pavyzdžiui, tave 115 kg sveriantis kickboksininkas. Kaip tu apsiginsi? Kaip tu išjungsi? Tai nesinešiuojat, nežinot apie ginklus nieko. Ir jūs nepasirūpinat šito dalyko. Bet jūs einat, bandot kalbint pateles. O moteris, jinai per pirmas 5 sekundės pamato, kas tu toks esi, supranti, su tavim prasidėti ar ne. Ir neprasideda su tavim, nes dauguma jūsų atėję būnat į konsultacijas, sveriat 65 kg, ūgis 1,65 m, o norit patelės, kuri sveria 5 kg mažiau nei jūs ir dar už jūs biškį aukštesnė. Neįmanoma, taip gamtoje yra, suprantat. Neįmanoma, nes tu turi už moterį svert gerokai daugiau ir gerokai būti tvirti. Čia net nesulyginamas dalykas. Tavo ir ūgis turi būti didesnis. Mažiausiai atitinkamų mūsų produktuose aprašytų skaičiumi. Jūsų ūgis netinkamas, svoris netinkamas, o nori tos patelės. Buvo atėjęs pas mus toks vienas klientas, sako, tai kaip čia tas, jis ateina, mes jį žiūrim ir jo, sakau, ūgis yra kokia 1,65 m, svoris kokia 60 keli kilogramai. Jisai sako, nu tai kaip sako, tai jis tokiais dėliais papais į parduotuvę, sako, tokiu kailiai apsirengusi, kaip čia sako, ją pakabinti, prieit, ką čia pasakyti. Mes jam sakom, tau valgyt reikia, valgyt. Sportuot tau reikia, valgyt pirmą, o ne eit tą, kur kailinius apsirengus, dėliais papais įdėtais kabinti ją. Tiesiog jūs pradedat ne nuo to, gal jūs nesuprantat, kas yra alfa vyras, kaip juo tampama ir kaip prieit prie to. Jūsų treniruotės būna, jūs nueinat, pasiimat gantelį 5 kg ir darot bicepsą. Čia jūsų treniruotės, vadinus. Arba smaukutys ten su 4 kg tricepsą. Arba yra jūsų dar irgi dalis, kurie kultūrizmų užsiminėja, sveria jau normaliai, bet kickboksų nelankot. Ir kas iš tų raumenų yra? Ateis kickboksininkas, panašiai sveriantis, išjungs tiesiog tą kultūristą. Nes pas jį yra išvystytas sprogstamoji gynyba, rankų laikymas, visa kita, technikus. Tai tiesiog jūs sportuojat, bet jūs be tikslo sportuojat. Dauguma jūsų be konkretaus tikslo sportuojat. Pagrindinis vyrų tikslas sportuojant yra užsiimt padėtį, būti tvirtu ir nebijot nieko. Tai tiesiog ir toks ateina, bus mūsų konsultacijos, klausit, tai jau dabar nueis alfa, kuris nesveria, sakykime, 110, ūgis koks yra apie 2 metrus, jis pasakys tą patį jai, o nueis 65 kg sveriantis, metrų ten 75 cm, irgi tą patį pasakys. Tai kai alfa pasakys, tai suveiks, tiesiog panelė pasislinks, paims daiktus, padės į šoną ir jau sėskis, va teik, va važiuojam čia, papasakosiu, susipažinsim. Nes ji nori apsaugos, jinai nori būti prie jo, nes tada jinai jaučiasi saugi. O ką jis nori, tas sakys, 65 sveriantis neveiks. Tai tiesiog, bet esmė yra, dauguma jūsų bandot ir augintis masę, bet jūs lašinį užsiauginat. Lašinį užsiauginat ir pas jūs netrodot kovai paruošti. Kovai paruošti ir jūs tiesiog nei lankę boksų būnat, nei kickboksų, nei dziudo. Ir tiesiog kažkoks vyras jūs užkabina ir jūs bijot. Tai va, tai tiesiog ne nuo to gal. O po toliau einant jau, kai atidirbi savigyną, sportą, visą kitą mytybą, tu moki apsipirkti, ne mama tau turi gaminti valgyti, ne draugį, nes jūs nežino, kaip surinkti baltymus, angliavandenius, riebalus. Jūs nemokai, nesurinks tau, tiek, kiek tau reikia tavo kūnui.
Dauguma jūsų, čia ką mama pagamino, ką man draugį padaro, tas gerai. Aš kai pažiūriu tavo figūrą, 10 pirmų sekundžių ir išjungtas būsi. Tai, nes dėl to, kad tu valgai, netik kiek reik tau valgyti. Netik kiek reik. Kai mes buvom kalėjime, atvežė tokį naujas etapas buvo, atvežė naujų čiuvelių. Ir stovėjo tiesiog, bachūrai ten prisėmus, sudėjo rankas, žodžiu. Ir eina toks senas, jau sėdi, tiesiog jau sėdėjus tam kalėjime buvo. Ir eina kūdas perkarės. Ir sako, tie atvežtas naujas, pažinau jį, matyta kažkur iš ko. Pažiūrėjau jį, sako, bet tu biški valgyk, sako, tu valgyk. Jis eina toks perkarės, spranti. Tu atsistosi viens prieš vieną 20 kg daugiau sveriančių, kuris raumenų turi 20 kg daugiau. Tau yra be šansų, kad tu jį išjungsi. Be šansų, nes jo ir jėga, ir puolimas, viskas pas jį yra, spranti, kelis kartus stipriau, nes 20 kg daugiau raumenų yra. Ir išvystyta, ištreniruota. Tai tiesiog taip yra gamtoje. Jis didesnis, jis tave suės. Ir tiesiog, jisai sako, valgyk, jisai valgo per mažai tiesiog, tai va, ir ne tą valgo, ką reikia. Tai va, kad jūs suprastumėt, ką reikia valgyti, kaip jūs turit eiti, investuoti, kaip reaukti raumenų sporto mitybos programą ir kaip tėvė mūsų šitą visą dalyką išstudijuoti, valgyti kaip priklauso ir augintis raumenis. Tada keistis reikia stilių, reikia stilių. Dauguma jūsų vaikštų, tie tokie rūbai būna, jie gražiai jums atrodo, nei iš jų nauda, nei kažkas jūs užkliudys, nei jie leis jums patogiai muštis, nei jie atrodo gerai, nei jie tinka toj situacijai. Tiesiog tokie, nei spalvų suderintus, spalvų būna per daug, būna mišraini. Toks, tu turi persižiūrėti, sakau, persiskaityti Moters svajonė alfa vyras knygą, pamatyti, kaip rengėsi alfa vyras, persižiūrėti ir išmesti savo visus drabužius iš spintos. Nes tie seni drabužiai, jeigu tu negauni dabar rezultatų, pavyzdžiui, rezultatai tau turi būti tokie, kad tu turi 4-5 skirtingas turėti moteris, merginas. Tu jam parašai, jūs tau turi atrašyti. Turi atskambinti. Tu parašai, pavyzdžiui, 11 nakties. Jūs atrašai, nori, kad tu paskambintum, pakalbėtum. Nes tu jau su jom pasimylėjęs esi. Tu jau pasimylėjęs, tu užkalbinti tą pačią dieną, ją suviliojai, pasimylėjai. Jinai nori santykių, nori ilgalaikių santykių, jinai laukia, kada tu vėl dėmesį parodysi. Jeigu tokių nėra rezultatų, pavyzdžiui, tu tik susipažįsti per draugus, tu esi beta, nes pas tai pasirinkimas yra per mažas. Pas alfa yra didelis pasirinkimas, jis renkasi iš visos savo miestų moterų ir įskaitant kitas šalis, moka jisai ne vieną kalbą, moka kelias kalbas, tiesiog kiek jam reikia kalbų, pateišku, jau stipriausia kalba yra kūnų kalba. Pasižiūrėk jisai iš šono, kiek tu dabar yra kontaktų, ar tu gali dabar kažkurie paskambinti, kuri tikrai su taim šnekėjais, iškart gali susitikti tą patį vakarą, su taim kur santykius. Jeigu nėra tokių bent keturių, tu nesi alfa vyras, nes tu tik turi vieną, tik tais turi, o alfa turi bent kelias, bent 4, sakau, 2 irgi jam neužtenka, bent 4 turi būti. Tai vad nėra to, tu turi mokintis, knygą perskaityti mūsų, kaip suvilioti moterį, mokintis, kaip ją užkalbinti, kaip tęsti pokalbį, kaip prieiti prie jos, kaip kūnų kalbą laikyti, kaip technikas naudoti. Juk jos, dauguma jūsų jūs prieinat ir mergina sako, aš turiu draugą. Jūsų visas jos kalbinimas pasibaigė. Jūs nuleidžiat rankas, kas tas jos draugas yra. Jeigu jinai vaikų su juo neturi, tas draugas niekas jis yra. Niekas, tiesiog kažkoks prišokęs, beta. Ir viskas. Nėra testų neapeinat. Pavyzdžiui, jinai sako, žinai, aš nenoriu su tavim bendrauti. Ir jūs nežinot, ką toliau sakyti, kaip, pavyzdžiui, jūs vertę numušt. Nes jinai įsivaizduoja,
Ji pasakė tokį dalyką, kodėl jinai čia pasakė, jinai įsivaizduoja karalienė, žinai, aukščiau čia už tave, žinai. Tau reikia duoti techniką, kai jinai va taip atsidurtų, va šitaip atsidurtų, o tu va čia. O va tada tu iš čia, va taip ją ir imi. Ir padarai, va, supranti. O kai jinai yra čia, ir tu bandai iš čia, tu negali tai padaryti, supranti? Aiškiai kalbant, tu negali tai padaryti. Nes jinai tave valdo, jos vertėja aukštesnė, jinai įsivaizduoja, kad jos vertėja aukštesnė. Tai va, daugumai jūs nežino technikos, kaip pažemint moterį. Bet teisingai, pažemint, toj situacijai, jinai įsivaizduoja kažkokią princesę iš savęs laužė, jūs nežinot, kaip ją pažemint teisingai. Kaip pastumtant jos teisingai, bet to prasme, ne šiaip taip pajuoka, kai jis praskai čia tik pajuokai, ne, bet realiai pažemint, nes jinai įsivaizduoja karalienė, jinai pati kalta, pati užsirovė, pati išsikėlė vertę. Kaip ją pažemint, va, nuleisti. Tokius dalykus turite išmokti iš mūsų didį, kaip manipuliuoti, valdyti moteris. Triuškinančių sistemos. Triuškinančius. Negali jum tarp jūsų draugų negali lygių būti. Jūs turi būti stipriausias moterų viliojime, susipažinimas, supratime, kaip turi daug moterų pasirinkime. Nepriklausyti per draugus nuo vienos, dviejų patinkačių, bet rinktis iš savo visų miestų, valstybės moterų ir dar įskaitant kitas šalis. Jūsų anglų kalba turi būti kaip tėvė mūsų. Dauguma jūsų anglų kalbos nemokat. Nes dauguma jūsų mokinatės anglų kalbą per kažkokias paskaitas iš kažkokio dėstytojo. Nevykstat į šalį, negyvenat toj šaly ir neišmokstat tos kalbos. Tik į šalį nuvykęs, ten gyvendamas, tu gali išmokti tą kalbą, o ne kažkoks dėstytojas tau pasakoja, kaip ten ką šnekėti. Bendraudamas realiai su tais vietiniais žmonėmis. Tai tiesiog daug klaidų darot ir jūsų pasirinkimas būna tik to miestų, tų draugų kelių esančių merginų tenais. Ir jūs Kaip jūs galite būti pasitikrinti savimi? Tada jūs nebūnat pasitikrinti savimi. Nes per mažai moterų. Kad vyras būtų pasitikrinti savimi labai, jam reikia 4 mažiausiai skirtingų moterų. Ir jūs, pavyzdžiui, padarot vaiką, šeimą sukuriat su viena tik moterim. Jūs nesukuriat su keliom, pavyzdžiui, moterim, savo šeimos. Tada jūsų gyvenimas užsidaro tokie dėžiai vienoje, su viena moterim, jūs pradedat pyktis, pradedat galbūt net ją mušt, ta prasme, prasideda piktumai. Kai mes buvom areštiniai, patrauklus vyras, kai buvo areštiniai, atvežė gal kokius 4-5 įmetė į kamerą, vienas pasakoja. Žinai, turi mažą vaiką ir jinai davė jam tą mandariną, o man nedavė jo. Supykau, mečiau puodelį ją. Ir susipykom, atvažiavo mentai, mane išvežė. Nes mes jam sakom toj kamerui, nes tu esi beta. Tu vieną patelę turi. Kiek tu turi patelių turėti? 4 mažiausiai 4. Tada tu nebestumsi ant savo žmonos, taip, tu nebepyksi dėl kažkokių mandarinų. Tiesiog pasirinkimas per mažas, nuo vienus priklausot kažkokios moters arba merginos, jie įsikliopinė, įsimylėję būna, bėgiuot su gėlėm, ten nešat į pasimatymus ir tiesiog iš jūsų iš viso nekvepia net stiprių vyrų, tiesiog čia be šansų net. Tai va, daug klaidų, pavyzdžiui, toliau paimat kokį merginą į ilgalaikius santykius ir pradedat skirti jai visą savo laiką. Pradedat skirti jai visą savo laiką, negana to, kad estumėt santykius savo draugais, kur turėjot savo bachūrais, bičiuliais, taip toliau. Ne, jūs jau pradedat tik tai savo merginai rodyti dėmesį, savo žmonai, galop ta žmona jūs pažemina, susipykstat, jūs su ją sumušat, išsiskiriat. Ir nebeturite jau nei draugų. Tiesiog, nes nebūnat perskaitę mūsų knygų, supratę visko. Knyga Alfa vyrų požiūris į santykius. Ta knyga kaip tėvė mūsų reikia žinot. Čia yra vadovas, kaip ves santykius, kad tiesiog išlikti vyru normaliu santykiuose ilgalaikiuose, nebetapt beta. Toliau, pavyzdžiui, dauguma yra jūsų tik tais
investuojat į knygą. Aš galvoju, knygą perskaitysiu, žinai, knyga nebrangiai kainuoja, čia, žinai, nusiperku ten, sumoku ten 50 eurų, nu gerai, ten 150. Bet, žinai, ir užteks čia, DVD čia tie, žinai, brangiai kainuoja, čia, žinai. Gal geriau telefoną nusipirksiu, gal geriau kompiuterį nusipirksiu. Bet, gal geriau naują mašiną. Mašina, kompiuteris, telefonas nenumaus moteriai kelnių ir neįdės pasitikėjimų saimi tave. Kad tu toj naujoj mašinai važiuodamas, kiek yra jūsų, važiuoja kokiam bembe. Tiesiog net, nu tai išlipk iš to bembo, atsitosim viens prieš vieną, pažiūrėsim, kiek tu sveri, koks tavo ūgis yra, kaip tu mušies, ar tu turi ginklą su savim. Baigėsi visas tas vyras baigėsi, supranti, tik tais už vairo tau bando dar, žinai, bet ta prasme nieko nepadeda ta mašina. Ta mašina tave tik atskiria nuo potencialių moterų galimų užkalbinti, nes jos važinėja viešuoju transportu daug, jos eina į parduotuves apsipirkti, jos vaikšto gatvėmis. Kai tu važiuoji mašiną, tau reikia galvoti, kur mašiną nusimesti, beigti ją užkalbinti. Tau iš karto neigi, tu nenumesi mašiną, taigi čia manęs pažeminimas, žinai, dabar aš čia bėgiausi paskui ją. Tai tu nusipirkdamas tą savo naują mašiną, tu susikuri, tu save įdedi į tokią dėžę, į narvą, uždarai, kad tu pasirinktum iš daug moterų, iš daug labai moterų. Tai, ir tada tu esi beta. Tave tą mašiną naują padaro beta, supranti, tu beta tampi, nes tu nemesgi naujų pažinčių, tu tampi pagalys, gaidys už BMW vairo, bet kai išlipti reikia, kai šnekėti akis į akį, už save pastovėti, pažiūrėti, baigėsi viskas, mašina nieko nepadeda. Tai va, tai tiek yra. Ir dauguma jūsų net ir nesupranta, kiek turi aplamai vyras svert savo svorį, kiek turi raumenų turėti, savo ūgį, tai yra savo ūgį. Jūs nežinot, mano ūgis 1,83 cm. Nežinau, nu tai turbūt man 80 kg užtenka, kad galėčiau apsaugoti save ir apsaugoti moterį. Jo, ta prasme, nežinot šitų žinių, nes mes jį nesidalinsim čia nemokamai, nes mums nereikia konkurentų. Mums nereikia. Mums geriau, kuo daugiau pagalių gaidžių vaikštų, tuo mes turim, mūsų tie keli klientai, tai yra, turi pasirinkimą tarp moterų, nes turi žinias, tampa alfos ir pasiima. Dar yra jūsų dalis, kai jūs tampat alfa, kur tampat alfos, tikrai užaugat ir turit pasirinkimą tarp moterų, mokat suviliuot, manipuliuot, valdyt ir nebeinvestuoti į naujus produktus, nebeinat mokymus ir žiūrėk, po kiek laiko jūs tampat betos. Jūs tampat betos, jo. Ir viskas, ir tada pykstat. Blemba, aš čia tiesiog pinigų investuoju, produktus pirkau, ėjau mokymus. Ir vis tiek dabar tik gaunu merginų telefonų numerius, bet nieko, čia neturiu nei tų keturių skirtingų nieko. Nes tu tiek jau veiksmų nebedarai, tu į naujus produktus neinvestavai, į naujų žinių nesisavinai, naujų nieko neišmokai, likai tenais kokiais 2015 metus, kur paskutinį produktą pirkai ir viskas užsidarė tavo. Net pamiršai, neperžiūrėjai produktų iš naujo, pamiršai viskas. Nes tu jeigu nedirbi metu, čia tas pats, kas sporte. Tu nustoji sportuoti, tavo raumenys atrofuojasi. Čia lygiai tas pats su žiniom. Tu nustoji žiūrėti, investuoti į naujus produktus. Tu atrofuojasi. Visi produktai nuo A iki Z, nuo pirmo iki paskutinio turi būti kaip tėvė mūsų išstudijuoti šito patrauklus įras LT. Pavyzdžiui, ar tu tai padarėjai? Nepadarėjai, nu tai ko tu tikėsi? Ko tu tikėsi pasikeisti? Kada paskutinį kartą buvai mokymuose? Nebeprisimeni, reikia pagalvoti, tai ko tu tikėsi? Tai aišku, kad tu į betą grįžai. Čia nėra kitaip. Tai va, ir dauguma jūsų taip pat irgi tikisi kažko irgi, kad čia bus wow, kažkas nerealaus, peržiūrėsiu produktus, peržiūrėsiu mokymus, tai
kiekvieną merginą čia lengvai suviliosiu, kurią nori pasiimsi, netgi kuri turės draugą, prieisiu, suviliosiu, netgi kai turės jinai draugą. Viskas labai palaipsniui. Tai kaip ir sporte, negali tau paimti raumenys 20 kg užaugti per 3 mėnesius. Negali tai būti 20 kg raumens per 3 mėnesius, negali taip paimti greit užaugti. Taip pat tai ir alfa vyrų tu negali užaugti greitai. Bet tu gali, bet tai yra nuo 6 mėnesių iki metų laiko tas tarpas, kada jau turėt net pažįstamai pasikeisti. Jau net pažįstamai pasikeisti. Tai yra nuo 6 mėnesių iki metų laiko jau tu turi tiek ir didelis tapti pakankamai ir turėti pasirinkimą tarp moterų. Tu rinkaisi iš vienos, ten draugai kažkokią tave į draugų zoną nustumdavo, manipuliuodavo žaizdus taim, kai žaisliuku. Jau nuo 6 mėnesių, jau po 6 mėnesių, nuo 6 mėnesių iki metų laiko jau tu turi turėti 4 moteris. Tai yra į mėnesį duodama viena moteris, o turi per mėnesį bent su vieną moterį suviliot, pasimylėti ir kad galėtum bet kada jai paskambinti, jinai su taim, kad 11 nakties atsilieptų ir išnekėtų. Nes jinai su taim mylėjusi. Jūs galvojat, nusipirkau produktą, nusipirkau mokymus, pizdėt, po mėnesio nėra dar rezultatų. Po mėnesio nėra, nes negali būti, sako, 20 kg raumens per mėnesį neužauga. Tas pats ir tu per mėnesį negali užaugti ir tapti alfa vyru. Tau skau reikės nuo 6 mėnesių iki metų laiko. O jeigu po metų laiko netapai dar, turi tiesiog eiti mokymus. Vadinas, per mažai jai mokymų, per mažai produktų, per mažai žinių, per mažai dirbai, keitėsi. Dar dalis jūsų, lauk, ne, kažkada, žinai, atpiks produktai, mokymai, atpiks, čia tikrai, žinai, paimsiu už gerą kainą, žinai, bus, niekada neatpiks. Daugiau jūsų, žiūrėk, iPhone'as naujas, jeigu bėgu į parduotuvę, pirksiu iPhone'ą. Nainu, ta iPhone'as, tas naikina tavo laiką, tavo energiją. iPhone'as naujas daro tave dar labiau beta. Tu dar tapi didesnis beta. Dėl to, kad iPhone'e iššoka pranešimų langai, kurie ima tau dėmesį, nauji žaidimai tenais, nauji visų